Ką pastebi pirmiau – kolegos žodžius ar jo emocijas? Yale emocinio intelekto centro tyrimai rodo, kad komandos gebančios atpažinti ir įvardinti emocijas greičiau sprendžia konfliktus ir pasiekia geresnių rezultatų. Emocijos egzistuoja visada, net jei jų ir neįvardijame. Jas atpažinti reiškia pastebėti. Pavyzdžiui, kolega ne šiaip sau tylus, galbūt jis jaučia kažkokią emociją, o gal net yra nusivylęs. Pavyzdžiui, gal net ir mūsų bendravimu. Įvardindami emociją sukuriame erdvę dialogui, o ne įtampai. Tai stiprina pasitikėjimą komandoje, mažina streso lygį ir padeda išvengti netgi perdegimo. Tas pats būtų kaip termometras. Jis parodo ne tik temperatūrą, bet ir komandos emocinį klimatą. Imkim pavyzdį. Pavyzdžiui, vienas komandos narys kalba labai trumpais sakiniais ir vengia akių kontakto. Aš galiu pastebėti ir paklausti. Atrodai nusivylęs ar nusivylusi? Kas nutiko? Toks paprastas emocijos įvardinimas atvėrė pokalbį ir išsklaidė įtampą. Mes dažnai norime, kad kitas pradėtų kalbėti, tačiau mes galime būti kitam gelbėjimo ratu. Kokią emociją šiandien atpažinai savo komandoje? Pasidalyk komentare, kaip tu ištiesi ranką komandos nariams. Ir ačiū, kad žiūrėjai.